kaip mums, kaip žmonėm, gyvenančiam čia vietoje ant žemės, negalvoti apie globalias problemas, bet kaip ruoštis tam, kas galėtų būti čia vietoje ir Kaune. Divizijos štabas čia bus, vienas dalykas, čia toks nacionalinis sprendimas. Tada dabar, kai pradėjau važiuoti į Lietuvą, jau mūsų pirktos vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos, ką tik atvažiavo 23 metais prie Arvido pasirašyta NASAMS baterija, po dar 1,5 metų atvažiuos jau mano pasirašyta dar viena baterija, tai viena iš jų atsistos prie Kauno. Ir jau šiek tiek dengs ir 60 km, reiškia, spindulių, bent jau nuo sparnuotų raketų, lėktuvų, sraigtų ir taip toliau. Gynybiškai čia vis tiek turės būti tokia tvirtovė tam tikra. Griūvančios pasaulio institucijos, kaip atsilieps Lietuvai, kaip atsilieps mažoms valstybėms, kaip turės įtakos gynybai. Mums kaip mažą struktūrinę galią turinčią valstybei reikalingos stiprios tarptautinės institucijos. Visada į tarptautinės institucijas žiūriu per labai paprastą principą. Ar yra galia globali, kuri užtikrintų, kad ta institucija veiktų? Nes savaime institucija, savaime tarptautinė teisė, tai nėra garantas. Turi būti kažkas, kas užtikrintų kaip policininkas pasaulio, kad tos taisyklės būtų laikomas. Ir štai čia yra priklauso nuo to, trumpai tariant, ar amerikiečiai nori būti to policininku ar ne. Ne. Šiandien, matyt, mažai nori. Apie jungtinės tautas tai būkim realistai. Tai niekados nuo pat įkūrimo nebuvo rimta institucija.